Labas visiems sugrįžtantiems į mano kanalą, o tie, kas tik dabar mane atrado, labas, aš labai džiaugiuosi, kad mane radai. Mano kanale mes kalbame apie tikrus nusikaltimus, tad jeigu tau atrodo įdomios tokios temos, prenumeruok mano kanalą ir mes sutiksime ir kituose mano vaizdo įrašuose. Taigi, šiandien kalbėsim apie hip-hopo legendos. Tikrai daugeliui iš jūsų žinomo Tupac Amaru Shakur žmogžudystę, kuri įvyko prieš 27 metus, tais pačiais metais, kada aš gimiau. Ir šiais metais, vos prieš mėnesį, pirmą kartą šioje byloje buvo suimtas ir jo žmogžudystę apkaltintas konkretus asmuo. Tai pradėsiu kaip visada, nuo Tupac gyvenimo istorijos. Jis buvo tikrai labai ypatingas žmogus, kuris paliko mus ir muzikos pasaulį. Jis pasižymėjo tiek muzikinėje karjeroje, tiek kalbėdamas apie socialinės problemas, kurias teko kentėti tamsiaodžiams tais dešimtmečiais ir greičiausiai daugumai iš jų vis dar tebetenka kentėti. Tupac Amaru Shakur gimė 1971 metais birželio 16 dieną Niujorke, Jungtinėse Amerikos valstijose. Iš pradžių jis buvo pavadintas kitu vardu Lizaine Parrish Crooks, tačiau jo mama Afeni Shakur vėliau nusprendė jam duoti kitą vardą, šiek tiek prasmingesnį. Afeni Shakur buvo tamsiaodžių teisių aktyvistė. Ji priklausė Juodosios Panteros partijai, kuri kovojo už lygias teisės. Taip pat pasisakė prieš policijos piktnaudžiavimą galia prieš tamsiaodžius. Taip pat pasisakė už ginkluotą savigyną. Ir kadangi ši jos praeitis buvo jai didelė gyvenimo dalis, ir jinai tam jautė didelę aistrą, ji nusprendė savo sūnui duoti kitą vardą. Ir ji jam davė Tupac Amaru vardą, kuris buvo 18 amžiaus revoliucionierius, kovojęs su andais prieš ispanus Peru. Taigi ji davė Tupacui vardą žmogaus, kuris kovojo už laisvę. Tupac biologinis tėvas Billy Garland nedalyvavo sūnaus gyvenime jam augant. Tiesa, jis pasirodė, kai Tupacas išgarsėjo ir tapo įžymus. Žinoma, tačiau kai Tupacui jo labiausiai reikėjo, tai yra jo vaikystėje, Billy nebuvo. Taigi Tupacas turėjo ypatingą ryšį su savo mama, aplinkiniai prisiminė, kad jie buvo geriausi draugai, jie buvo itin artimi. Tačiau, kad ir kokia nuostabi moteris buvo Afeni ir ne tik nuostabi moteris, bet ir mama, ji turėjo savų sunkumų. Jos tuometinis vyras, taip pat ir Tupac patėvis Mutulu Shakur tuo metu slapstėsi nuo FTB. Jis tuo metu buvo FTB vienas ieškomiausių pabėgėlių dėl 1981 metais įvykdyto apiplėšimo. To įvykio metu buvo apiplėštas Brinks įmonės sunkvežimis. Brinks įmonė teikia paslaugas kitiems verslams. Jie saugiai perveža kitų verslų vertingus daiktus ir pinigus. Jų sunkvežimiai yra ypatingi tuo, kad, kaip minėjau, jie yra šarvuoti, neperšaunami ir taip pat tame sunkvežimėje visada važiuoja ginkluoti apsauginiai. Tačiau šis apiplėšimas 1981 metais baigėsi itin bjauriai. Žuvo vienas apsauginis ir net 2 policininkai. Taigi šita byla buvo ganėtinai didelio masto, tokio didelio, kad šią bylą perėmė FTB ir Mutulu ieškojo tarptautiniu lygiu. Ir dėl Afeni vyro Mutulu prisidėjimo prie šio nusikaltimo ir taip pat tai, kad jisai slapstėsi nuo teisėsaugos ir taip pat dėl Afeni praeities, jos sąsajų su Juodosios Panteros partija, Afeni nuolat persekiojo tiek FTB, tiek policijos pareigūnai. Kadangi tuo metu ir Juodosios Panteros partijos nebuvo geri santykiai su
policijos pareigūnais, kadangi jie tiesiog ne to žodžio prasme kovojo prieš policijos pareigūnus. Jie kritikavo policijos pareigūnų darbus, tai kaip įsivaizduojate, buvo labai didelė įtampa tarp Juodosios Panteros partijos ir tarp teisėsaugos, taigi jie taip pat stebėjo Afeni Shakur kiekvieną žingsnį ir Afeni buvo įsitikinusi, kad dėl jų kaltės, dėl teisėsaugos kaltės, ji vis prarasdavo darbus. Galbūt jinai galvojo, kad FTB ateina pakalbėti su jos darbovietės darbdaviais, galbūt apie ją kažką papasakoja, galbūt papasakoja, kad jinai turi vyrą nusikaltėlį, kuris yra ieškomas ir dėl to jinai praranda darbus. Kaip bebūtų, tai turėjo didelę įtaką Tupakui, kadangi kai jo mama prarasdavo darbus, jie nebeišgalėdavo susimokėti nuomos, tad jie turėdavo nuolat kraustytis ir kaip įsivaizduojate, tai vyko, kol Tupakas buvo mokykloje, taigi jam reikėdavo keisti mokyklas, tai jis neturėjo labai daug stabilumo augant. Ir negana to, jo mama Afeni galiausiai net laikė gyvenimo sunkumų ir paniro į narkotikų liūną. Tupakui buvo labai sunku matyti tokią mamą, kaip ji pati save naikina ir jis savo liūdesį ėmė lieti kūryboje. Jis anksti ėmė rašyti poeziją, jis pamilo repo muziką ir hip-hopo kultūrą ir jo meilė muzikai tik dar labiau atsiskleidė ir sužydėjo, kai jiedu su mama ir jo seserimi persikraustė į Baltimore, Marylando valstiją. Ten jis pradėjo lankyti prestižinę Baltimore menų mokyklą. Ir šioje mokykloje jis atrado Šekspyrą ir pamilo jo kūrybą. Taip, Tupakas buvo labai didelis Šekspyro gerbėjas. Tai man tai buvo labai įdomus faktas. Aš to nežinojau ir jis buvo ne tik jo gerbėjas, bet Šekspyras taip pat turėjo didelę įtaką pirmiesiems Tupako repo kūriniams, kas irgi yra labai įdomu, nes galvotumėt, kad repas ir Šekspyras nėra suderinami dalykai, bet mene viskas turbūt yra įmanoma. Išties šioje mokykloje Tupakas visiškai atsiskleidė kūrybiškai. Jis ne tik vaidindavo spektakliuose paremtose Šekspyro pjesėmis, bet taip pat ir šoko baletą. Vienas įsimintiniausių jo baleto pasirodymų buvo Karaliaus Peliuko vaidmuo, jau klasika tapusiame Spragtuke. Tačiau nors ir Tupakas atsiskleidė kaip menininkas įvairiose srityse, jį vis tik labiausiai traukė repas ir net kelis kartus iš eilės šioje mokykloje jis buvo išrinktas geriausiu mokyklos reperiu. Vis tik 1988 metais jam teko išbandymas, jis turėjo dėl savo mamos persikelti į skurdžią San Francisco, Kalifornijos valstijoje esančią bendruomenę ir jis nenorėjo išeiti iš Baltimore mokyklos, jis čia galėjo jaustis savimi, jis visiškai atsiskleidė ir jis turėjo mokytoją, kuris jame matė labai daug potencialo. Tai buvo mokytojas vardu Donald Hicken. Jis taip pat labai nenorėjo paleisti Tupako, jis matė, kad Tupakas turi tiek daug jame ir jisai gali visiškai tai atskleisti čia, bet to jam buvo likę vos 1 metai šioje mokykloje ir jisai būtų baigęs ją. Ir tuomet jam būtų atsivėrę daug galimybių. Tai šis mokytojas Donaldas nenorėjo to paleisti ir jis siūlė Tupakui alternatyvas. Jisai siūlė Tupakui surasti šeimą, kuri galėtų laikinai jį pagloboti ir jisai galėtų pabaigti šitą mokyklą, bet Tupakas atsisakė, jis manė, kad jo mama yra svarbiau ir jisai turi važiuoti kartu su savo mama ir jai padėti išsikapstyti iš jos priklausomybių. Jo mamai Afeni niekaip nesisekė susitvarkyti su priklausomybė nuo narkotikų ir kai ji gavo pasiūlymą atvykti į Kaliforniją, San Franciską,
ji tikėjosi išbristi iš to tenai atvykusi ir todėl Tupakas manė, kad jo mamai reikės, kad jisai būtų šalia jos ir jis nusprendė su ja išvykti. Kalifornijoje jis taip ir nebaigė vidurinės mokyklos, tačiau po kiek laiko jis vis tiek išsilaikė savo brandos egzaminus. Deja, bet ir viltis, kad jo mama Afeni išbris iš priklausomybės liūno Kalifornijoje, greitai subliuško, kadangi tuo metu buvusi narkotikų epidemija Kalifornija buvo itin gaji ir tai buvo itin didelė problema ir Kalifornijoje ypač buvo paplitęs narkotikas krekas, tai bjaurus narkotikas, kuris visiškai gali sunaikinti žmogų ir Tupako mama dėja taip pat pradėjo vartoti šį narkotiką. Tupakui buvo tai itin sunkus periodas, kadangi jo mama tuo metu visiškai pasikeitė kaip asmenybė, tai jam buvo sunku tai stebėti. Deja, nors ir jis pats matė ir žinojo, kokios gali būti narkotikų priklausomybės pasekmės, jisai po kiek laiko ėmė pardavinėti narkotikus pats. Jis gyveno labai skurdžioje bendruomenėje. Jis su mama gyveno nuolatinėme nepritekliuje. Ir kol jie gyveno sunkiai ir jis matė, kaip jo mama brinda toliau į tą narkotikų liūną, jis matydavo, kaip narkotikų prekeiviai važinėja su naujais automobiliais, kaip jie gerai gyvena, kad jie turi daug pinigų, turi gerus daiktus, gyvena gerose namuose. Tai jisai Tupakas nusprendė pereiti į kitą pusę ir iš to bent jau užsidirbti. Laimiai net ir darant tai, jis nenustojo kurti ir nepamiršo savo meilės muzikai. 89 metais jis pradėjo lankyti poezijos pamokas pas mokytoją Leila Steinberg, kuri vėliau jam parūpino jo pirmą pasirodymą su grupe Strictly Dopes. Leila tapo Tupako kaip atlikėjo vadybininkė ir po kiek laiko jai pavyko įtikinti ir tuo metu ganėtinai žinomos repo grupės Digital Underground prodiuserį priimti į grupę ir Tupaką. Žinoma, iš pradžių Tupakas nebūdavo pasirodymuose su grupe, jis tik padėdavo grupiai pasiruošti, jis taip pat buvo grupės atsarginis šokėjas, jeigu nebeliktų šokėjų, kažkas susirgtų, tada Tupakas galėdavo to šokėjus pavaduoti. Bet 1991 metų sausį Tupakas pagaliau pasirodė su grupe Digital Underground ir debiutavo su jų daina Same Song. Vis tik Tupakas nenorėjo priklausyti grupiai, jis norėjo užsiimti savo kūrybą, jis norėjo pats kurti dainas ir jas atlikti. Ir dėl tos priežasties jisai atsiskyrė nuo grupės ir pasivadino sceniniu vardu Tupac ir pradėjo kurti savo muziką. Kadangi Tupakas užaugo skurdžioje bendruomenėje, kurioje jis matė daug nelygybės, daug kovų su priklausomybėmis, policijos piktnaudžiavimą savo gale prieš tamsiaodžius, taip pat paauglių neplanuotus nėštumus ir vaikų užaugusių tokioje aplinkoje problemas. Jisai nusprendė apie visas šitas problemas kalbėti per savo kūrybą, per savo dainas. Jis nusprendė, kad tai yra puikus būdas šviesti visuomenę, kurie turbūt nė nenutokė, su kokia kasdienybė tekdavo tuo metu susidurti Jungtinėse Amerikos valstijose skurdžiai gyvenantiems tamsiaodžiams. Ir Tupakui tai pavyko. Jo kūriniai susilaukė daug dėmesio. Ir vienas tokių kūrinių, kuris susilaukė daug visuomenės dėmesio, buvo kūrinys pavadinimu Brenda's Got a Baby. Lietuviškai Brendas susilaukė kūdikio. Ir ši daina buvo apie tikrą istoriją. Tai buvo apie 12 metų mergaitę, kuri susilaukė vaiko.
nuo ją seksualiai išnaudojusio pusbrolio ir kaip tragiškai ji vėliau buvo nužudyta. Tupakas bene pirmasis ėmė kalbėti apie Jungtinių Amerikos valstijų policijos agresiją prieš tamsiaodžius. Tupac išleido apie tai kūrinį pavadinimu Trapped kartu su savo pirmuoju albumu Tupacalypse. Deja, šis kūrinys Trapped susilaukė ne tik visuomenės dėmesio, bet ir paties viceprezidento Dan Quayle. Ir tai nebuvo geras dalykas, kadangi viceprezidentas buvo nepatenkintas šio kūriniu. Jis išreiškė nepasitenkinimą šiais dainų žodžiais, kadangi jo nuomonė šie dainų žodžiai skatino susidoroti su policijos pareigūnais. Ir jis pareikalavo, kad albumas Tupacalypse būtų išimtas iš prekybos. Ir jis buvo išimtas iš prekybos kuriam tai laikui. Nepaisant to, albumas susilaukė didžiulio visuomenės susidomėjimo ir kai jis grįžo į prekybą, jo buvo parduota daugiau negu 500,000 kopijų. Deja, kai kuriuos įvykius, kuriuos Tupakas aprašydavo savo kūriniuose, turėdavo išgyventi ir savo kailiu. 91 metais Tupaką sustabdė policijos pareigūnai dėl to, kad jis ėjo per gatvę neleistinoje vietoje, tai yra ne per perėją. Ir kai policijos pareigūnai paprašė jo asmens dokumento ir pamatė jo vardą, jie ėmė tyčiotis iš jo. Suprantamai, Tupakas supyko ir išreiškė savo nepasitenkinimą tuo, kaip jie su juo elgėsi, kad jie tyčiojasi iš jo vardo. Ir už tai policijos pareigūnai jį parbloškė ant žemės ir sumušė iki sąmonės netekimo. Laimiai, Tupakas sėkmingai padavė šį policijos departamentą į teismą ir laimėjo ieškinį, tačiau aplinkiniai Tupako artimieji sakė, kad šis įvykis jį pakeitė. Jis tapo agresyviu, jis ėmė su savimi nešiotis ginklą ir tai persikėlė ir į jo kūrybą. 93 metais vasarį Tupakas išleido antrąjį savo albumą, kuris savo sėkme nenusileido pirmajam. Ir pirmaisiais mėnesiais jau jisai skynėsi apdovanojimus. Tupakas buvo savo karjeros aukštumose, kai 93 metais jam vėl teko susidurti su teisėsauga. 93 metų spalio 31 dieną Tupac važiavo su savo draugais automobiliu, kai pamatė, kaip pakelėje du baltaodžiai žiauriai muša vieną juodaodį. Jisai pamatęs šią jėgų nelygybę sustojo užstoti juodaodžio ir prašė dviejų baltaodžių vyrukų liautis ir palikti tą vyrą ramybėje. Tačiau kaip atsaką baltaodžiai išsitraukė ginklą ir pradėjo šaudyti į Tupaką, tad Tupakas ėmė šaudyti atgal. Ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad Tupakas pašovė abudu baltaodžius. Jie išgyveno, bet jie buvo sužaloti. Ir tada paaiškėjo, kad tie du baltaodžiai buvo policijos pareigūnai, kuriems buvo netarnybos metas, taigi jie buvo be uniformų, tad Tupakas nežinojo, kad šaudė policijos pareigūnus. Ir reziumė viskas persikėlė į teismą, nes šie du baltaodžiai pareigūnai apkaltino Tupaką dėl sužalojimo. Bet teismo metu Tupakas paaiškino, kad tai buvo paprasčiausia savigyna. Jei išsitraukė ginklą, tai ir jisai išsitraukė ginklą. Viskas sąžininga, ar ne? Ir visų nuostabai prokuroras atmetė kaltinimus Tupakui. Sakau visų nuostabai, nes iš tiesų tai buvo sąžininga. Iš tikrųjų, Tupakas pasinaudojo savigyną, jis to įvykio metu gynėsi nuo tų dviejų policininkų, bet įprastai tokios bylos baigdavosi baltaodžių policininkų naudai, kad ir kaip ten bebūtų iš tikrųjų. Taigi šis įvykis, kad prokurorai atmetė kaltinimus Tupakui, buvo didžiulis laimėjimas tamsiaodžių bendruomenėje. Nors Tupakui ir pavyko šį kartą išsisukti nuo kalėjimo per plauką, jis ir toliau save statė į pavojingas situacijas. Šį kartą jisai susibendravo su narkotikų prekeiviais. Vienas iš tų narkotikų prekeivių buvo itin žinomas ir didelis prekeivis Haitian Jack. Ir taip pat Tupakas pradėjo tuo metu daug bendrauti su kitu žinomu reperiu Biggie Smalls.
kuris taip pat prekiaudavo narkotikais. Taigi dabar jisai save apsupo šitais nusikaltėliais, kurie akivaizdžiai buvo pavojingi. Ir būtent Haitian Jack prisidėjo prie esminio įvykio pakeitusio Tupac karjerą ir asmeninį gyvenimą. 93 metų lapkričio 18 dieną Tupac parsivedė į savo viešbučio kambarį 19-metę Ayanna Jackson. Ayanna manė, kad jie tą vakarą praleis dviese, tačiau kai pasimatymas šiek tiek įkaito ir viskas persikėlinėjo į miegamąjį, Tupaco viešbučio kambaryje pasirodė jo keli draugai. Tai tarp tų draugų buvo ir mano minėtas pavojingas, didelis narkotikų prekeivis Haitian Jack. Tupacas juos įsileido ir po to vakaro Ayanna Jackson Tupacą ir jo visus draugus apkaltino išprievartavimu. Tupacas neigė, kad prisidėjo prie jos išprievartavimo. Jis sakė, kad kai jo draugai atėjo į kambarį, jis išėjo. Ir aš nesuprantu, kaip tai sumažina jo atsakomybę šitoje situacijoje, nes, tu gal to ir nedarai, bet tai buvo tavo draugai, tai buvo tavo viešbučio kambarys, tu turėjai apsaugoti šitą 19-metę merginą, kurią pats parsivedė į savo viešbučio kambarį. Ir mano nuomonė, kas įvyko, tai jisai žinojo, kas atsitiks šitai merginai ir ko jo draugai nori tuo metu, ir jisai pasišalino, nes pats galbūt bijojo jų, bet vėlgi sugrįžkim prie to, kad aš nemanau, kad tai jį pateisina ir aš manau, kad tai nesumažina jo atsakomybės. Tupacas buvo įsitikinęs, kad Haitian Jack buvo policijos informatorius. Jis matė, kad jų bylos buvo atskirtos, nors ir Ayanna Jackson juos visus apkaltino, bet jie buvo teisiami atskirai. Tai gali indikuoti, kad Haitian Jack su policijos pareigūnais turėjo kažkokį tai susitarimą. Tai Tupacas netgi į viešai pasisakė, kad jo nuomonė Haitian Jack iš esmės buvo policijos informatorius ir jisai gelbėjo savo subinę ir dėl to pakišo Tupacą dėl to, ko jisai nepadarė. Kaip bebūtų, šie išprievartavimo kaltinimai padarė didžiulę įtaką Tupac karjerai, jo daugelis koncertų buvo atšaukti. Turbūt nereikia nesakyti, kad jis prarado labai daug fanų dėl tokio elgesio su moterimi, kadangi iki tol Tupacas buvo matomas kaip itin moteris gerbiantis ir mylintis vyras. Vien dėl jo ryšio su mama ir dėl to, kokias jisai dainas rašydavo, jis turėjo daug moterų fanių, nes jisai kalbėjo apie moterų patiriamus sunkumus. Ir šis įvykis, kuriame jisai galimai nuskriaudė kitą moterį, jo fanų buvo priimtas labai neigiamai. Ir dėja tai jam vos nekainavo gyvybės, kadangi 94 metais, lapkričio 30 dieną, jis pateko į dar vieną susišaudymą. Ta diena Tupacas priėmė Quad Studios pasiūlymą įrašyti vieną įrašą už $7,000. Ir kadangi Tupacas buvo susidūręs su finansiniais sunkumais tuo metu, nes niekas su juo nebenorėjo dirbti, jokios įrašų kompanijos, ir jo koncertai buvo atšaukiami vienas po kito, jam reikėjo pinigų, tai jisai priėmė šitą pasiūlymą. Ir konkrečiai jam šitą pasiūlymą pateikė Quad Studios vadybininkas James Rosemond, dažniau žinomas kaip Jimmy Henchman. Čia dauguma turėjo slapyvardžius, jūs dar išgirsit. Žodžiu, Tupacas priėmė pasiūlymą, jis galvojo, atvyks, padarys šitą įrašą, gaus jam taip reikiamų pinigų, viskas labai gražu, viskas labai fainai. Jis atvyko į studiją ir tik jam atvykus į studiją įsiveržė vyrai, kurie bandė apiplėšti Tupacą ir Tupacas jiems priešinosi.
Tai vyrai pradėjo jį šaudyti ir šitos kovos metu Tupakas liko ganėtinai rimtai sužeistas, buvo pašauta jo galva, jo ranka ir jo kirkšnis. Ir laimiai Tupakas šį išpuolį išgyveno, tačiau jisai nemanė, kad tai buvo paprastas apiplėšimas. Jis buvo įsitikinęs, kad tai buvo sąmokslas susidoroti su juo. Ir čia susimokė Jimmy Henchman, kuris jam šitą pasiūlymą ir pateikė atvykti į tą studiją. Taip pat Sean Combs ir tuo metu gerai žinomas atlikėjas Notorious Big. Ir Tupakas šitus kaltinimus pareiškė ir viešai viename interviu 95 metais. Ir šie kaltinimai eskalavo nesutarimus tarp Jungtinių Amerikos valstijų rytinės pakrantės ir vakarinės pakrantės repo atlikėjų. Netrukus po to, kai buvo paleistas iš ligoninės, Tupac buvo nuteistas už Ayanos Jackson išprievartavimą, jam buvo skirta 4,5 metų bausmė kalėti kalėjime ir netrukus buvo išgabentas į kalėjimą. Kalėjime jisai leido laiką prasmingai, jis nusprendė, kad nori palikti nusikalstamą pasaulį, jis nusprendė nutraukti ryšius su nusikalstamo pasaulio žmonėmis. Jisai turėjo planų ateičiai, jis norėjo toliau kurti ir jis kūrė muziką toliau būdamas kalėjime. Jis norėjo išėjęs iš kalėjimo atidaryti problematiškiams jaunuoliams skirtą organizaciją. Taigi jis norėjo gyventi kitaip, jis norėjo atsikratyti savo praeities šešėlių. Ir po 8 mėnesių kalėjimo jis sulaukė vilties, kad šias svajones bus galima įgyvendinti greičiau, negu jisai galvojo. Pas jį apsilankė muzikos įrašų kompanijos Death Row prezidentas Suge Knight ir pasiūlė už jį sumokėti užstatą, kad jis galėtų išeiti anksčiau laiko iš kalėjimo. Ir tai buvo nei daug, nei mažai, beveik $1,5 milijono. Mainais už tai Tupakas turėtų įrašyti 3 albumus su šia studija ir pakeisti tuo metu gerai žinomą repo atlikėją Dr. Dre. Iš vienos pusės tai buvo lyg antras šansas Tupakui. 95 metų lapkritį jis jau buvo laisvėje ir galėjo kurti muziką toliau. Tačiau jis greitai suprato, kad pasirašė sutartį su velniu. Death Row buvo gangsterių gaujos įsteigta kompanija, tad jų kasdienybę gaubė nusikalstamas gyvenimas. Tad Tupako planai palikti nusikalstamą pasaulį išėjus iš kalėjimo greitai žlugo ir jis tuo metu buvo pilnai pasinėręs į gangsterio pasaulį. Tai buvo matyti ir jo kūryboje, kadangi jis nustojo kalbėti apie socialinės problemas, jisai pradėjo kalbėti savo kūriniuose apie kerštą, apie smurtą ir apie bausmę. Nepaisant to, kad jo kūriniai buvo pilni negatyvumo ir žiaurumo, 96 metais Tupakas savo asmeninėme gyvenime išgyveno laimingą etapą. Jis buvo įsimylėjęs savo naująją merginą, Kidada Jones. Kidada buvo muzikos legendos Quincy Jones dukra. Ir jiedu su Tupaku pamilo vienas kitą karštai ir greitai pasinėrė į santykius. Jie greitai persikėlė gyventi kartu ir kalbėjo apie ateitį. Jie net buvo pradėję kalbėti apie vaikus. Ši meilė Tupaką įkvėpė elgtis geriau, jis ėmė padėti vaikams, jis ėmė siekti įsteigti nepelno siekiančią organizaciją vaikams ir jis nusprendė, kad jam su muzikos įrašų kompanija Death Row yra nebepakeliui. Jis galutinai nusprendė palikti šitą pasaulį ir judėti į priekį. Tačiau Death Row prezidentas Suge Knight sutiko jį paleisti tik su viena sąlyga, jeigu Tupakas jam grąžins užstato sumą, tai $1,400,000 ir taip pat investicijas, kurias
Death Row jau padarė į jo naujų albumų išleidimą. Žinoma, Tupac tuo metu tokių pinigų neturėjo ir deja, jo sąsaja su Death Row įrašų kompanija galiausiai jam kainavo didžiausią kainą – jo gyvybę. 96 metų rugsėjo 7 dieną Tupac ir Suge Knight viešėjo Las Vegase su tikslu atšvęsti jų verslo partnerės gimtadienį ir taip pat apsilankyti Mike Tyson bokso varžybose MGM Casino viešbutyje. Po renginio Tupac ir Suge Knight buvo užfiksuoti vaizdo kamerų įsivėlė į muštynes su kitos gaujos Southside Crips nariu Orlando Anderson, kitaip dar žinomu Baby Lane. Šios muštynės įvyko dėl to, kad anksčiau tais pačiais metais, Liepos mėnesį, Orlando Anderson tariamai bandė apiplėšti Suge Knight partnerį. Po šių muštynių Tupac grįžo į savo viešbučio kambarį persirengti, kadangi vėliau jis turėjo sudalyvauti Club 662 vykstančiame labdaros koncerte. Ir apie 11 val. Vakaro jisai išvažiavo į šį labdaros koncertą savo BMW automobiliu, kurį vairavo Suge Knight. Maždaug po 15 minučių kelio jis ir Suge Knight sustojo prie raudono šviesoforo signalo. Juos pradėjo šaudyti iš kito automobilio. Kaip liudininkai sakė, tai buvo baltas Cadillacas. Suge Knight sužeidimus išgyveno, deja Tupac sužeidimai buvo daug rimtesni, į jį buvo šauta 4 kartus, 2 kartus į krūtinę, 1 kartą į šlaunį ir 1 kartą į ranką. Kai pareigūnai atvyko į įvykio vietą, Tupac vis dar buvo sąmoningas ir pareigūnas pasinaudojęs progą paklausė, kas jį šovė, tačiau Tupac jam tik atsakė atsiknisk ir prarado sąmonę. Ir tai buvo paskutiniai Tupac žodžiai, kadangi po 6 dienų kovos jo mama Afeni nusprendė jį atjungti nuo gyvybę palaikančių aparatų ir jis, Tupac Shakur, 1996 metų rugsėjo 13-osios po 4 dienos buvo paskelbtas mirusiu. Jo mirties valandą šalia jo buvo jo mylima mama Afeni ir jo mylimoji Kidada Jones. Mane kiek nustebino, kad Tupac nenorėjo policijos pareigūnai pasakyti, kas jį pašovė, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad Tupac buvo užaugintas nekęsti policijos pareigūnų ir jais nepasitikėti ir pelnytai, jeigu prisiminsime, kaip 93 metais policijos pareigūnai iš jo išsityčiojo ir jį sumušė iki sąmonės netekimo. Bet iš kitos pusės, aš manau, kad gal jisai kiek savanaudiškai pasielgė, nes tada jo artimieji, įskaitant ir jo mylimą mamą Afeni bei jo mylimąją Kidada Jones, liko be atsakymų, kas iš jų atėmė jų mylimąjį, artimąjį. 2016 metais Tupaco mama Afeni Shakur mirė, taip ir nepamačiusi, kaip jos sūnaus žudikai sulaukė teisingumo. Tupac žmogžudystė liko neišspręsta daugiau negu 2 dešimtmečius, tiesą pasakius beveik 3 dešimtmečius. Ir nors ir Suge Knight liko tą naktį gyvas, jis atsisakė bendradarbiauti su policijos pareigūnais, jo žodžiais tariant, kadangi Tupac atsisakė bendradarbiauti ir padėti policijos pareigūnams, tai jisai irgi jiems nepadės. Ir tą naktį išties buvo daug liudininkų, kadangi už Tupac automobilio važiavo dar beveik 10 automobilių, kurie buvo Tupac asmens sargybiniai, Suge Knight asmens sargybiniai ir taip pat kiti automobiliai buvo Death Row palyda. Taigi buvo tikrai daug liudininkų, kurie galėjo pasakyti, ką matė, bet taip pat kaip ir Suge Knight, galbūt dėl to, kad jisai buvo Death Row prezidentas, jie visi atsisakė bendradarbiauti su policijos pareigūnais.
Nepaisant to, kad policijos pareigūnai neturėjo pakankamai įrodymų kažką sulaikyti šioje byloje, jie įtariamuosius turėjo nuo pat pirmų dienų. Akivaizdu, kad kadangi buvo tas įrašas, kuriame Tupakas susimuša su Orlando Anderson, jis buvo jų pagrindinis įtariamasis nuo pat pirmų dienų. Deja, kaip ir minėjau, tuo metu nepakako pakankamai įrodymų, kad jį sulaikytų, taip pat ir liudininkai nenorėjo policijos pareigūnams padėti, taigi Orlando Anderson liko laisvėje ir ši byla liko neišspręsta dar 2 dešimtmečius. Po beveik 22 metų po Tupac žmogžudystės jo artimieji, gerbėjai ir teisėsauga pagaliau išgirdo įvykių versiją, kas tą naktį įvyko. 2018 metais pasirodė Bet Networks sukurta dokumentika Death Row Chronicles ir kaip ir pavadinimas siūlo, ši dokumentika buvo apie Death Row's muzikos įrašų kompaniją. Ir šioje dokumentikoje pasirodė visiems ganėtinai netikėtas svečias, tai buvo Orlando Anderson dėdė, Duane Davis, kuris kitaip yra žinomas kaip Keffe D. Aš jums minėjau, čia daug kas turi slapyvardžius. Ir visų nuostabai. Keffe D, Duane Davis, šioje dokumentikoje pradėjo pasakoti apie Tupac žmogžudystės naktį ir kad jisai pats, Duane Davis, buvo viename automobilyje su Orlando Anderson, iš kurio buvo galiausiai nušautas Tupac Shakur. Duane teigimu, šiame automobilyje buvo viso 4 asmenys. Tai buvo Terrence Brown, kuris vairavo automobilį. Šalia jo sėdėjo pats Duane Davis keleivio sėdynėje ir už jų sėdėjo Orlando Anderson. Jeigu konkrečiau, tai Orlando Anderson sėdėjo už savo dėdės, o už Terrence Brown galinėje sėdynėje sėdėjo DeAndre Smith. Ir visi jie 4 priklausė tai pačiai gaujai – Southside Crips. Tai, žodžiu, įvyko tos muštynės ir po tų muštynių Orlando Anderson norėjo susirasti Tupacą ir Suge Knight. Ir jiems turbūt atkeršyti, galutinai išsiaiškinti santykius po tų muštynių. Jisai jautėsi pažemintas, nes jį tada sumušė viešoje vietoje, jisai norėjo juos susirasti. Taigi jie sužinojo, kad Tupacas ir Suge Knight turėtų pasirodyti koncerte klube 662. Taigi visa šita grupelė patraukė į klubą 662. Ir tai, kad jie tenais atvažiavo, patvirtino ir Death Row tuometinis apsaugos darbuotojas, nes jisai jau buvo tame klube ir jisai matė šitus 4 asmenius, kaip jie atvažiavo. Ir dar tada jisai žinojo, kad čia gerai nesibaigs, tad perspėjo kitus Death Row tuo metu tenais buvusius narius ir jie visi buvo apsiginklavę, pasiruošę savo ginklus ir pasiruošę bet kam, kas galėjo įvykti tą naktį. Tai rodo, kad tuo metu buvo didžiulė įtampa tarp šių gaujų. Bet kadangi Duane Davis, Orlando Anderson, Terrence Brown ir DeAndre Smith taip ir nesulaukė pagrindinių žmonių, dėl kurių čia atvažiavo, tai buvo Tupacas ir Suge Knight, jie galiausiai iš šito klubo išvažiavo. Bet pakeliui važiuojant šalia jų automobilio, iš kito automobilio pradėjo rėkti 2 merginos, jie šaukė Tupakai, Tupakai. Ir jie tada pamatė, kad prieš juos atvažiuoja BMW automobilis, iš kurio per stoglangį išlindo Tupacas ir pradėjo mojuoti toms merginoms. Duane Davis toje dokumentikoje pasakojo, kad jeigu Tupacas nebūtų išlindęs per tą stoglangį, jie nebūtų žinoję, kad prieš juos atvažiuoja pats Tupacas. Bet kadangi jie pamatė, kaip Tupacas atvažiuoja savo automobilyje, jie žinoma norėjo tą naktį suvesti sąskaitas, taigi Terrence Brown apsuko automobilį, nes jie važiavo vienas priešais kitą. Taigi
Terence Brown pravažiavo pro Tupako automobilį, apsisuko ir pradėjo sekti paskui Tupak ir Suge Knight automobilį. Ir galiausiai prie raudono šviesoforo signalo sustojo abudu automobiliai lygiai grečiai vienas prie kito. Ir tada Duane Davis pasakojo, kad perdavė ginklą į galą automobilio ir kažkuris vienas iš gale sėdinčių pradėjo Tupaką ir Suge Knight. Ir kai dokumentikoje Duane Davis buvo paklaustas, tai kuris vis tik tai šaudė, ar DeAndre Smith ar Orlando Anderson. Duane Davis pasakė, kad jis negali to pasakyti, jis turi laikytis gatvės kodo. Gatvės kodo, rimtai. O tai gatvės kodas iki šitos vietos tau nesutrukdė papasakot visko su vardais ir pavardėm. Gatvės kodas. Šitoj vietoj mes pradedam jo laikytis, ar ne? Na, kaip bebūtų, būtent ši dokumentika sužadino teisėsaugos susidomėjimą Duane Davis. Jie, teisėsauga, priėmė šį Duane Davis pasakojimą dokumentikoje kaip prisipažinimą. Realiai, nes tai buvo prisipažinimas. Ir pagalvotumėt, kad Duane Davis po šitos dokumentikos susiprato, kad turbūt per daug pasakė ir gal nuo šios vietos reikėtų patylėti ir reikėtų tikėtis, kad jam gerai baigsis ir jo duris nepasibels galiausiai policijos pareigūnai. Bet ką jūs manot? Kadangi jis iš karto nesulaukė policijos pareigūnų prie jo durų, jis turbūt nurašė, kad šitas nusikaltimas turbūt per senas. Na, praėjo jau kiek čia, praėjo 22 metai, jau turbūt niekas nebesidomi tuo, ar ne? Ir tais pačiais metais, 2018, dar Netflixas paleido savo dokumentiką, kuri buvo tokia daugiau vaidybinė, šiek tiek sudramatizuota, pavadinimu Unsolved, bet jinai irgi buvo apie Tupaką ir tai sužadino visuomenės susidomėjimą Tupaku vėl ir visuomenė prisiminė Tupaką, jisai vėl buvo ant bangos, jo muzikos vėl buvo labai klausoma. Taigi Duane Davis pamatė galimybę. Aha, čia galima iš to užsidirbti. Ir 2019 metais su bendra autoriumi Yusuf Jah jis išleido knygą pavadinimu Compton gatvių legenda. Ir toje knygoje jis vėl pakartojo viską, ką sakė toje dokumentikoje. Jis pakartojo, kad buvo tame pačiame automobilyje, iš kurio buvo nušautas Tupakas. Jis pakartojo, kad perdavė ginklą, kuriuo buvo nušautas Tupakas. Ir tada jisai leido suprasti, kad žudikas galimai buvo Orlando Anderson. Šioje knygoje Duane Davis save įvardijo kaip žmogžudystės liudininką, akivaizdžiai jisai pamiršo arba turbūt nežinojo ir nesusiprato, kad buvimas tame pačiame automobilyje ir dar ginklo perdavimas, kurio po to buvo nužudytas kitas žmogus, yra tiesioginis prisidėjimas prie nusikaltimo ir už tai taip pat sodina. Na, bet bent jau knyga buvo gerai vertinta. Vis tik, Duane nesijautė to papasakojęs pakankamai žmonių. Taigi ir po šitos knygos išleidimo jisai toliau dalyvavo įvairiuose interviu, kur jisai pasakoja vėl tą pačią istoriją ir iš esmės save implikavo šitoje byloje kaip vieną iš prisidėjusių prie žmogžudystės. Ir gal liūdniausia ir jo atveju jam tai tikrai nepadėjo, buvo tai, kad šiuose interviu ir toje dokumentikoje, apie kurią aš pasakojau, Duane Davis akivaizdžiai nesigaili dėl savo veiksmų. Jis pasakojo apie žmogžudystę netgi su tam tikrų pasididžiavimu, gal net pašaipa. Tai nepanašu, kad jisai dėl to gailisi ar jaučia kažkokią empatiją Tupakui ar jo artimiesiems ir gerbėjams. Bet kad ir kiek Duane Davis kliedėjo, kad jisai buvo tik tai žmogžudystės liudininkas, prieš įstatymą buvo atsakingi visi 4 vyrai. Orlando Anderson, Terence Brown, DeAndre Smith ir jis pats, Duane Davis. Vis tik 3 iš 4 šių vyrų jau yra mirę
ironiška, bet 2 iš jų mirė tokiamis pačiomis aplinkybėmis kaip ir Tupakas, aš vadinu tai karma. Orlando Anderson vos po 2 metų nuo Tupako žmogžudystės buvo taip pat nušautas susišaudime su kita gauja. Terence Brown buvo sušaudytas savo paties automobilyje 2015 metais, o DeAndre Smith turbūt labiau pasisekė, nežinau. Jis mirė nuo natūralių priežasčių, jo sveikatos problemų sukeltų priežasčių 2004 metais. Tai liko gyvas tik tais vienas – Duane Davis ir jo ilgas liežuvis. Šių 2023 metų Liepos mėnesį Las Vegaso policijos departamentas pagaliau gavo leidimą apieškoti Duane Davis žmonos namus. Šiuose namuose jie gyveno dviese, Duane Davis su žmona, bet namai priklausė žmonai. Jie gavo leidimą apieškoti šitus namus ir šiuose namuose rado pakankamai įrodymų, kad jie leistų jiems sulaikyti Duane Davis. Ir pagaliau, po lygiai 27 metų ir 16 dienų po Tupako mirties, pirmą kartą šioje byloje buvo sulaikytas įtariamas jo žmogžudys Duane Davis. Duane Davis buvo sulaikytas šalia savo namų, jis buvo išėjęs tuo metu rytinio pasivaikščiojimo su savo žmona. Pamatęs policijos pareigūnus, jis visiškai nesipriešino, nebandė bėgti, galbūt jis jų šiek tiek ir tikėjosi po tos apieškos namų, galbūt jisai žinojo, kad policijos pareigūnai ten kažką tais ras. Šiuo metu Duane Davis laukia teismo, jam tai yra paskirtas advokatas ir jisai vis dar laikosi savo, kad jisai buvo tik tai žmogžudystės liudininkas. Tyrėjai neatskleidžia, ką rado jo žmonos namų apieškos metu. Po Duane Davis sulaikymo vyko žiuri posėdis, kuriame buvo pateikti įrodymai prieš Duane Davis ir tame posėdyje pasirodė vienas iš Southside Crips gaujos narių, kuris pateikė savo įvykių versiją. Jis teigia, kad šaudė ne Orlando Anderson, kaip buvo manoma iki šiol ir kaip buvo didžioji dalis visuomenės turbūt įsitikinę, o DeAndre Smith. Ir tai būtų logiška, tai būtų logiškiau, kadangi DeAndre Smith sėdėjo arčiau Tupako ir Suge Knight automobilio, taigi jam būtų užtekę tik nusileisti langą ir pradėti šaudyti. O Orlando Anderson būtų turėjęs persisverti per jį, kas būtų nelabai patogu, kadangi DeAndre Smith tuo metu buvo didelis vyrukas, jis buvo virš 2 metrų ūgio ir virš 150 kg svorio. Tai galite įsivaizduoti, kad nebūtų buvę labai patogu per jį šaudyti. Tuo labiau dėl savo didelio ūgio ir svorio, dėl didelių matmenų jam būtų buvę sunku pasilenkti, kad per jį galėtų paprasčiau šaudyti Orlando Anderson. Ir bendrai tai neskamba logiškai, kam Orlando Anderson šaudyti per jį, kai DeAndre Smith galėjo tiesiog nusileisti langą ir šaudyti. Suge Knight, kitas asmuo, kuris yra likęs gyvas dar nuo to įvykio ir galėtų patvirtinti šitą įvykių versiją, šiuo metu sėdi kalėjime už žmogžudystę, bet kaip ir prieš 27 metus, taip ir dabar, jisai atsisakė bendradarbiauti su teisėsauga ir tik tai pasakė, kad jie sučiupo ne tą vyruką. Ką tai reiškia? Aš nežinau, Suge Knight gal irgi tokios pačios mąstysenos kaip Duane Davis, kad jeigu ne jisai šaudė, ne pats Duane Davis šaudė, tai ne jisai yra kaltas tik tas, kuris šaudė. Šitie vyrai, kaip taip giliai įklimpę į nusikalstamą pasaulį, jie galėtų gal biškelį pasidomėti įstatymais ir kaip viskas veikia. Galbūt ir jiems patiems būtų padėję praeityje jų nusikalstamame gyvenime, bet gal ir gerai, kad jie yra kiek durnesni nei reikėtų. Las Vegaso policijos departamentas ilgai buvo kritikuojamas ir kaltinamas, kad į Tupac žmogžudystės bylą jie žiūrėjo atmestinai. Ir netgi buvo spėlionių, kad buvo galima apskritai išvengti šitos žmogžudystės, kadangi dar 96 metais Death Row marketingo specialistas buvo pasisakęs, kad
Death Row tą naktį kompanija buvo susilaukusi skambučio su grasinimais nužudyti Tupaką. Ir Death Row iš karto kreipėsi į policijos pareigūnus ir prašė patikrinti šią situaciją. Tačiau policijos pareigūnai atsakė, kad jie neturi pakankamai darbuotojų, kad dabar galėtų eiti ir patikrinti šitą situaciją. Tai aš nežinau, galbūt policija ir galėjo padaryti kažką daugiau prieš 27 metus. Visada galbūt galima bandyti pritemti, kad kažkas kažko nedadarė, kažkas kažko nepadarė, bet iš kitos pusės reikėtų suprasti ir policijos pareigūnus. Dauguma liudininkų, beveik visi liudininkai iš tikrųjų atsisakė su jais bendradarbiauti ir tuo metu mokslo technologijos toli gražu nebuvo pažengusios, tai reikia suprasti, kad jie turėjo labai limituotus išteklius dirbti, tai aš manau, kad reikėtų tiesiog pasidžiaugti, kad net ir po 3 dešimtmečių byla pajudėjo į priekį ir jinai yra sprendžiama, tai pareigūnai vis tik tai dirba savo darbą. Tupako mokytojas iš Baltimore menų mokyklos vėliau papasakojo, kad jis ir Tupakas tuo metu bendravo ir Tupakas planavo grįžęs po šitos Las Vegaso kelionės grįžti į rytinę pakrantę ir visiškai palikti šį gangsterio gyvenimą ir vėl pasinerti į kūrybą ir vėl atkurti ryšį su poezija ir su Šekspyru. Ten, kur ir prasidėjo jo meilė kūrybai ir menui. Jo mokytojas Donald Hicken sakė, kad jis ir Tupakas turėjo planų dirbti ties naujų projektų, ties naujų kūrinių. Tai labai gaila, kad jo gangsterio gyvenimas pasiglemžė jo gyvybę pirmiau, negu jisai sugebėjo nuo jo pasprukti. Tai va, tiek iš manęs šiandien. Ačiū, kad žiūrėjote. Būtinai pakomentuokite komentaruose, ką jūs galvojate apie šią bylą. Kaip jūs manote, ar Duane Davis buvo tik tais žmogžudystės liudininkas, ar vis tik tai jis lygiai taip pat yra atsakingas už jo gyvybės atėmimą iš visų mūsų, iš muzikos pasaulio ir svarbiausia iš jo artimųjų rankų. Tai nepamirškite spausti patinkančio vaizdo įrašo, dalinkite su draugais, prenumeruokite mano kanalą ir susitikime ir kituose mano vaizdo įrašuose. Iki.